Tai čia nebuvo jis formuojamas, čia tiesiog yra išmūrintas parapetas ir apšiltintas. Elementariai. Ai, aš galvoju, kad jūs iš putplasčio padarėt kaip Būtent šitas yra išmūrintas ir apšiltintas. Kadangi yra ventiliuojamas fasadas, tai čia yra ant viršaus uždėta cetrio plokštė ir iškišta. Šitas klientas pas mus atėjo jau turėdamas mūro dalį, ta prasme tai sumontuotas stogas už išmūrinti parapetai, tai mes jau šioje vietoje nieko negalėjom optimizuoti. Gerai, ar kai jūs priėjot prie šito projekto, jame tikrai buvo šitas 6 skylės ar buvo jų mažiau? Čia buvo viena įlaja. Viena turbūt įlaja buvo, taip. Bet čia buvo jinai kažkokia turbo super ten. Čia pirmas dalykas, tai čia buvo kita danga numatyta ant stogo, čia man atrodo EPDM buvo numatytas, ne? Ir yra tam tikrų įlajų, ten hašelo, kurios ten vadinamos vakuuminės. Tiesiog Lietuvoje nėra naudojamas plačiai, arba jeigu ir naudota, tai kažkur tai vienetiniais atvejais.